Kaip gyvensi toliau? Žinokit, painesnio klausimo aš nesu girdėjęs. Jeigu aš čia tapsiu laukinis žmogus, suagresyvėjęs, faktas aš laisvė tokia būsiu, ne? Aš tarkim išgersiu, aš nesuvaldysiu savęs, o druk aš užmušiu žmogų tuo momentu. Iš tikrųjų, kiti sako, jau kad jau ten nuteista, jau sėdėjus, tai jau vos net ne žmogus. Jūs klausotės radijo apybraižos Paleisti, bet nereikalingi. Beveik kiekvienais metais asmenų baigusių atlikti laisvės atėmimo bausmes ir grįžusių į visuomenę būna tūkstančiai. Tačiau ne visiems pavyksta sklandžiai ir efektyviai reintegruotis į visuomenę bei išvengti pakartotinių nusikaltimų. Vienas tokių yra 9 kartus teistas 56 vilnietis Artūras. Artūras buvo nubaustas už vagystes, narkotikų gaminimą, jų vartojimą ir platinimą. Jo problemos su priklausomybė prasidėjo dar vaikystėje, alkoholį ėmė vartoti būdamas 12. Mes labai gerai sutardavom su mama, kai jinai būdavo girta. Tada man nieko nereikėjo daryti, galėjau daryti, ką noriu, kai jinai tapdavo blaivi, jinai buvo nepakenčiamas žmogus, panašiai kaip ir aš. Aš irgi blaivas buvau nepakenčiamas žmogus, gerdamas aš buvau nuostabiausias. Ir gal jau nuo kokių 14 ar 15 metų mes atsiradus galimybei gerdavom kartu. Sulaukęs pilnametystės Artūras pradėjo vartoti narkotikus. Tai paskatino didesnį nusikalstamumą. Aš nesu tas piktybiškas žmogus. Aš viską dariau tam, kad galėčiau pavartoti narkotikų, kad man nors šiek tiek palengvėtų. Ir tyčia, kad va taip va eit kažkam tai ir padaryti blogą, aš niekada to nepadariau. Kai vartoji narkotikus, tu automatiškai papuoli už įstatymo ribų. Ir gyvendamas nuolatos už įstatymo ribų, kaip tu besisuk, ką tu bedaryk, vis tiek vieną dieną papulsi. Priklausomybė nusikalsti paskatino ir 50-metę kaunietę Raimondą, šiuo metu laisvės atėmimo bausmę atliekančią Panevėžio kalėjime. Problema tai yra alkoholis. Aš sergu alkoholizmu, iš tikrųjų esu alkoholikė. Čia progresuojanti liga, tai atėjo kažkoks laikas, kai mane išmokino pachmelą daryti. Tai turbūt kam tada visą dieną sirgti, vemti, jeigu tu gali vėl padaryti ir tada vėl gerai jautiesi. O alkoholizmas tave atpalaiduoja nuo visų problemų, ne? Prisigeri ir tau nieks nerūpi, tau rūpi kaip tik tai išgerti, pamiršęs visas problemas. Ir pagalvojus, aš papuoliau į tą kalinimo įstaigą jau ten tik tai po 45 metų. Kažkada gyvenau, atrodo, normalų gyvenimą ir dirbau ir stengiuosi, bet nepasisekus meilė, tas gyvenimas, netinkamos kompanijos, kai alkoholis tave pradeda valdyti ir tos nusikaltimus tada pradeda daryti. Sako Raimonda už vagystes kalėjime atsidūrusi jau 2 kartą. Šiuo metu Raimonda kalėjime dirba siuvėja, eina į mokyklą, lanko kirpėjų kursus ir anoniminių alkoholikų grupę. Gyvenimas kalėjime jos neslegia. Aš negaliu sakyti, kad nei labai gerai, nei blogai. Aš tai galvoju, kad tikrai nėra blogai. Patalynę mums keičia kiekvieną savaitę, kambariai remontuoti. Mūsų labai meniu prastas valgyklos. Mes valgom 20 metų tą patį maistą, sakė, nesikeičia meniu. Tai ten tokie visokie širdies guliašai, ten šustinės. Tame pačiame kalėjime neseniai pradėjusi kalėti 31 kaunietė Joana ant rankų laiko 9 mėnesių sūnų. Po kelių metų su sūnumi jai teks atsisveikinti, nes dėl bendrininkavimo platinant narkotinę medžiagą Joana buvo nuteista kalėti 10 metų ir 6 mėnesius. Joana sako, kad vis dar nėra susitaikiusi su jai skirta bausme. Jos teigimu ji šioje byloje nekalta. Gyvenimą Panevėžio kalėjime ji apibūdina taip. Aš atėjau. Čianais, žinot, iš ko mes valgėm? Ant ko pjausti maistą? Ant grindų lentelės. Grindų lentelės, kur yra parketo lentelė, belia kiek ten, nežinau, kiek metų jinai jau ten atbūta, to įva, kaip šunim. Kaip šunim. Sako, maistas čia negeras, čia maisto kiekis mažas yra netgi žmogui pavalgyti. Tu lieki alkanas, jeigu tu neturi, kas tave šildo iš laisvės. Ir jie tai nusispjauti visiems. Kauno kalėjime ten tikrai sąlygos yra kitokios. Kiek aš buvau Kauno kalėjime nuvažiavusi, ten maistas žmogui tikrai didelė tą visą, kaip pasakyti, dozę. Tai 100 kartų tu tikrai jautiesi žmogus pavalgęs. Tu čia negauni to. Anksčiau Kauno kalėjime jie atliko bausmę už sukčiavimą. Aš viską imu savo vaikui iš laisvės.
Viską absoliučiai. Ir tai turėjau kovoti dėl savo vaiko, pas daktarus eiti. Mano vaiko atsitiko, kad buvo 2 savaičių, jam žiedžia skausmai. Greitoje čia taip pat yra labai sunku iškviesti. Labai be protų sunku. Važiuoja, pasižiūri, ai, čia viskas gerai ir išvažiuoja. Kalėjimas, ten mūsų ateina būdintis, ai, tai čia viskas gerai, skatinat, kad tik nevežtų. Kad tik nevežtų į ligoninę, dėl to, kad nenori, kad ten budėtų, per naktį liktų su žmogum. Kiekvienas, tol, kol čia nepabuvo ir realiai to nepamatė gyvenimo, tol nieks nesupras, kas čia yra iš tikrųjų. Čia yra per daug didelis spaudimas. Jeigu aš dabar laukiu žurnalisto, viešinsiu savo bylą, viešinsiu apie kalėjimą, tarkim, kad ir tos buvo plytelės, mes iš tų grindų valgėm tą maistą. Aš turiu tą plytelę dar vieną pasilikusi. Jie galvoja, kad jie sugudravo, aš pasakiau, prie valdžios parodžiau, sakau, kiek mes galim prašyti. Mes vaikui maistą pjaustom, mes patys valgom, mes ne šunis, kad mes valgytume iš tokių. Ir 2 minutės, kada sužinojo, kad žurnalistas pas mumis nori atvažiuoti, atsirado per sekundę, tos kitos buvo paimtos ir atneštos, pirktos mums. Joana sako, kad Panevėžio kalėjime trūksta veiklos, todėl nuteistosios ieško būdų, kaip paįvairinti rutiną. Narkotikų griebimasi taip pat lygiai tas pats. Žmogus yra nevartojantis čianais atvažiuoja, nuvažiuoja į Lablą ir gauna. Gauna išrašytų, ko tik nori galiu. Aš dabar nevartojantis, aš galiu įsirašyti, ko aš noriu. Apsimėsiu, kad man tiek yra blogai ir man tai bus padaryta. Nėra įsamei ištirta tai, kad tikrai reikėtų tam žmogui, kad jis tikrai yra vartojantis. Dabar aš žlungu. Joanos teigimu, kalėjimas netaiso, o gadina žmogų. Nėra tokių paskatinimų, kad žmogus tikrai pasikeistų, poelgį savo pakeistų, nes taigi tu atlieki bausmę, tu ir esi izoliuotas nuo visuomenės, absoliučiai nuo žmonių. Tu išeini kaip į laisvę, tai kaip aš išėjau į laisvę, man sunku integruotis. Man sunku su patiem žmonėmis bendrauti, nes aš nepasikeitusi. Gal kažkuom pasikeičiau, kad supratau, gal to nebedarysiu, kažkokių dalykų. Ir tai stengdamasi tik tai pati. Ne įstaigos psichologo nebuvo labai daug laiko, nes man tikrai reikėjo to psichologo, nes kaip man dabar ištverti. Jeigu aš čia tapsiu laukinis žmogus, suagresyvėjęs, faktas aš laisvė tokia būsiu, Aš padarysiu toliau tos nesąmonės kažkokias, kad ir gerai, aš nedarysiu kažkokių nusikaltimų, bet vis tiek kažkoks gausis nusikaltimas, kad aš turiu agresyvumą savyje, aš tarkim išgersiu, aš nesuvaldysiu savęs, o druk aš užmušiu žmogų tuo momentu. Sureaguoti į nuteistosios žodžius paprašėme kriminologo Vilniaus universiteto teisės fakulteto docento Gintauto Sakalausko. Kai kalinimo sąlygos blogos, tokia ir būtinė prasme, ir užimtumo prasme, ir psichologinė prasme, aišku, kad ta resocializacija tada tokia yra labai labai fragmentiška. Be to darbuotojų trūksta, jie yra pervargę didžiąją dalim, jie neturi laiko tam tokiam individualiam darbui su nuteistaisiais. Tai čia turbūt yra kita problema. Dėl tas kalties nepripažinimas, mažai tikėtina, kad jinai nekaltai nuteista. Būna ir tokių atvejų iš tiesų, bet tas kalties nepripažinimas čia reikėtų aiškintis, kiek. Iš tiesų tai buvo, kiek žmogus tos nepripažįsta. Svarbu, kad žmogus prisimtų atsakomybę pirmiausia. Dėl tų konfliktų, tai čia taip gali būti, kad iš tiesų daug kas priklauso nuo asmeniškumų ir gali būti, kad Panevėžio kalėjimą ten nesutarė. Tai tada sistema turėtų stengtis perkelti kitur. Galima, ir tos pačius atvirai galima įstaigą perkelti. Pusiaukelės namai Panevėžyje yra, galų galia paleisti lygtinai kažkada žmogų, tai tikrai ta bausmė 10 metų yra gana ilga. Arba tarkim, jeigu yra rimtos problemos dėl priklausomybių, pavyzdžiui, narkotikų, alkoholio, smurto, agresijos, gali būti, kad ten tikrai reikia programų tam tikrų, jų paprasčiausiai gali nebūti. Komentuoja kriminologas Gintautas Sakalauskas. Panevėžio kalėjime kalinti kita mūsų pašnekovė Raimonda netrukus sužinos, ar bus paleista lygtinai. Jis svarsto apie integracijos galimybės. Aš labai noriu, kad mane leistų ar komisija, ar teismas, ar kas čia leidžia, kad leistų į tą reabilitacijos centrą gydytis nuo to alkoholizmo. Ten, sako, ir tą žmogų fiziškai paruošia ir ten net paskui praėjus kažkiek laiko galima tam žmogui pradėti dirbti, ten susidaryti kažkokią kapeiką, kaip čia į tą visuomenę, į tą pasaulį žengti tą žingsnį, nes išėjus dabar, nežinau, tai jeigu priims nakvynės namai, tai gerai, aš neturiu pinigų ant nuomos. Man tai atrodo, kad tos reikia tokios paramos, kad išėjus ar turėti tą kapeiką,
Sakau, aš tai galvoju, kad, pavyzdžiui, tie kalėjimai, tikrai kurios panelės, labai daug čia panelio ne už alkoholizmą, už narkotikus, kad gal geriau ne mums sėdėtam kalėjime, o suteiktų mums gydytis, išvažiuoti į kažkokius tos stacionarus, pereiti tą reabilitaciją, ten kažkokią tą 12 žingsnių programą, kad mes daugiau, nenorėtume daryti taip, kad kažkaip mumis mokytų, o mes kalėjime, mes čia nieko. Raimonda nebeturi nei tėvų, nei namų, į kuriuos galėtų sugrįžti. Pavyzdžiui, dabar mano situacija, tai aš deklaravau prie Kauno miesto, aš iš Kauno, ne. Paskui jie man turėtų surasti nakvynės tuos namus vietą, nes kur man eiti. Šiaip tai sako, kad ten duoda tie nakvynės namai, ten tada socialinė darbuotoja, jeigu tu ten neturi kažkokių rūbelių ar ten kažką pradžiai maisto. Jie gal taip rūpinasi, nepaleidžia taip žmogų, kad įspyrė ir viskas. Kokios pagalbos trūksta nuteistiesiems, dalijasi Raimonda. Kriminologas Gintautas Sakalauskas reaguoja į susikloščiusią nuteistosios situaciją. Jo, tai pirmiausia, gerai, kad žmogus atpažįsta savo problemas. Tai iš principo 2 priklausomybė ir gyvenamasis būstas. Tai yra labai svarbu, nes būna žmonių, kurie to nesupranta. Tai tada yra daug sudėtingiau. Nes iš principo tą patį alkoholį gali vartoti ir kalėjime. Aišku, ten sunkiau truputį, bet vis tiek, galima įgauti. Tai tas yra svarbu. Plius aišku, kad savivaldybė, tai šiuo atveju Kaunas, tai tikrai jie turi surasti tą būstą. Kiek aš žinau, ir Panevėžio kalėjime dirba karito darbuotojai, kurie būtent turi atvejo vadybą. Tai jie tą turi suvadybinti. Iš principo, artėjant tam galimam paleidimui ar liktiniam, ar po visos bausmės turi būti atvejo vadyba, kur arba probacijos pareigūnai, arba šiuo atveju karito darbuotojai, pavyzdžiui, jeigu jie turi rūpintis, padėti jai tą būstą susirasti. Bet labai gerai, kad jinai jau dalyvauja programoje anoniminių alkoholikų. Čia vėlgi gali būti, kad jinai atkris. Čia būna dažnas atvejis, kad žmogus vėl nenustotų kreiptis ir vėl kreiptųsi, jeigu nutiktų taip, kad vėl pradėtų vartoti. Šiaip moterims yra sunkiau iš esmės. Čia vėlgi būna visokiausių dalykų, bet dažniausiai tu grįžti iš kalėjimo, per daug nepraradęs savo tokio statuso ir įvaizdžio. Būna netgi priešingai, kai kas grįžta, dar tas statusas netgi padidėja, Moterims yra priešingai, nes tu prarandi tą tokią visuomeniai priimtą tokio moteriškumo, tokio švelnumo, grožio įvaizdį ir moterim dažniausiai būna sunkiau negu vyrams. Komentuoja kriminologas. O sėkmingos resocializacijos pavyzdys Artūras, kuris daug kartų klydo, kol nusprendė kardinaliai pakeisti savo gyvenimą. Kai už manęs užsivėrė kalėjimo duris, man atėjo 100% įsitikinimas, kad nuo dabar viskas bus gerai. Ir aš sėdžiu ant tos lovos, ant škonkės. Škonkė tai yra lova kalėjime. Aš pasižiūrėjau į save ir supratau, kad aš išprotėjęs žmogus. Nes normaliam žmogui turbūt užtektų vieną kartą papulti į kalėjimą, kad jisai suprastų, kad kažkas jo gyvenime vyksta ne taip. Mangi reikėjo ten 9 kartą būti uždarytam, kad staiga susivokčiau, kad čia man kažkas tai negerai. Ir tarp kitko, paskutinis mano teistumas mane nuteisė už tai, ko aš nepadaręs. Tiesiog taip. Aš tada buvau, tarkim, taip trumpam metęs vartoti narkotikus ir pradėjau dirbti ir kaip ir gražiai gyventi, bet tada, matyt, kažkokias tai policininkų gyvenau nedideliam miestelį, kur buvau visiems prišykęs kažko, tai vienaip ar kitaip. Turbūt turėjo žmonės daug nuoskaudų ir gavosi taip, kad vieną dieną einant iš darbo mane paima ir taip nuveža, uždaro ir sako, yra byla už narkotikų platinimą, prašau susipažink, aš ten susipažinau, kažkokią nesąmonę to, ko aš nedariau. Sako, arba tu sutinki su tuo, pasirašai, gauni 2 metus, arba pasakyk, iš kur į Ukmergę atvažiuoja narkotikai, tada išeini ir nieko negauni, arba su nieko neprisipažįsti ir gali gauti tiek, kiek gausi. Aš gavau 5 metus tada. Artūras prisimena kiekvieną išėjimą į laisvę. Jis visada atrodydavo taip pat. Aš su tėvu negyvenau nuo 7 metų. Bet mane labai dažnai tėvas pasimdavo iš įvairiausių įkalinimo įstaigų. Visada pasitikdavo, atvažiuoja su mašina, pasisodina ir užduodavo visada vieną ir tą patį klausimą, kaip gyvensi toliau. Žinokit, painesnio klausimo aš nesu girdėjęs. Ir visą kelią ten kokias 3 valandas važiuoju į namus ir toks suakmenijusiu veidu ir suakmenijusiu kūnu ir galvoju, tik kaip aš gyvensiu toliau ir nieko nesuprantu. Ir visiškai no ideas. Artūras sako, kad įkalinimo įstaigose buvo žmonių, kurie bandė jam padėti, tačiau nesėkmingai dėl žinių stokos. Pavyzdžiui, Artūro psichologė nesuprato, kodėl jis vartoja narkotikus, tačiau vienas netikėtumas jo gyvenime pakeitė viską iš esmės. Galų gale aš sutikau žmogų, gatvėje sutikau, mes pasišnekėjom su juo, jisai paklausė, galbūt aš esu alkoholikas, nes aš pasiprašiau pas jį išgelbėti nuo beprotystės.
nes pats jau buvau 100% įsitikinęs, kad aš sergu beprotystę. Ir jisai manęs paklausė, ar aš esu alkoholikas, aš jį dar iškoliojau už tokį pavadinimą. Tai tada jisai paklausė, ar aš esu narkomanas, aš pasakiau jam, kad aš, kai jau aplinkybės prispiria, tai aš karts nuo karto pavartoju. Ir jisai pasiūlė pasveikti naudojantis anoniminių alkoholikų 12 žingsnių programa. Ta diena mes kalbėjome su juo gal 10 minučių, tik tai iš viso jisai paklausė manęs tik vieno dalyko, aš jam turėjau duoti pažadą, kad taip kaip jisai man padės pasveikti, aš tą turėsiu daryti visą savo likusį gyvenimą. Ir va šitas klausimas jo, ar aš pažadu tai daryti, apvertė iš karto mano gyvenimą, aš supratau, ko aš ieškojau visą savo gyvenimą. Kaip Artūras pažadėjo, taip ir padarė. Jis toliau vykdė anoniminių alkoholikų 12 žingsnių programą, kuri paskatino atsisakyti priklausomybės. Artūras suprato, kad jo gyvenimo prasmė nukreipti dėmesį nuo savęs ir pradėti rūpintis kitais. Iš pradžių mes dar turėjom labai daug skolų su žmona, mes neturėjom ką valgyti realiai. Aš labai svajojau pavalgyti bananų ir vieną kartą savo globėją užtikau dalinantį maisto banką, jisai paprašė pagalbos, aš ten padėjau ir stoviu, žiūriu į tos bananus maisto banke ir galvoju, blemba, kaip gerai būtų bananą suvalgyti. Sakau, noriu ir aš dirbti tokį darbą, kur galėčiau žmonėm padėti. Iš tikrųjų galvoju, gal bananų prasisuksiu. Va, ir jisai sako, tai eik mokintis. Aš nieko nedvėjodamas dokumentus nunešiau į Vilniaus universitetą, baigiau socialinį darbą, pakol baigiau, aš jau ir įsidarbinau vaikų globos namuose ir jau tų bananų nebenorėjau. Dirbdamas vaikų globos namuose Artūras jautėsi reikalingas, tačiau buvo atleistas įsigaliojus naujam įstatymui. Tokiam, pagal kurį su vaikais norintys dirbti žmonės privalo turėti QR kodą patvirtinantį, jog nėra teisti už sunkius nusikaltimus. Vis dėlto tai nesutrukdė Artūrui dirbti mėgstamą darbą. Šiuo metu jis yra Vilniaus arkivyskupijos Karito laikinųjų namų socialinis darbuotojas. Artūro resocializacijos pavyzdį apžvelgia kriminologas Gintautas Sakalauskas. Čia geras pavyzdys, kaip žmogus gatvėje. Tai gerai, kad buvo tinkamas žmogus, bet yra būtent atsitiktinumas. Tai nėra sistemos. Tai reiškia, iš principo tas žmogus galėjo būti ir įkalinimo įstaigoje, kuris galėjo to paklausti, pasirūpinti. Tai čia tas, aišku, toks epizodas, kai tu to negauni, toj sistemo, kur turėtum tą gauti. Bet pati istorija tvarkoja, nes žmogus baigė studijas ar ne, tas yra įmanoma, tą daro 5-6 žmonės maždaug kažkur ten per metus studijuoja. Tai va, pavyzdys, kaip žmogus suvokęs, kad jo problema yra priklausomybės, kažkaip tą gyvenimą galėjo pakeisti. Sako kriminologas. Artūro teigimu darbdavių požiūris į jį kaip darbuotoją visur buvo teigiamas. Bent jau aš nesusidūriau taip, kad sužinojo, va viskas, aš įtariu, kad tu sėdėjai, mes tavęs į darbą neprimsim. Nebuvo taip. Nuėjau dirbti Maksimą, tenai krovikų kažkokiu, tai alkoholio sandėlį dirbau pirmus savo blaivybės metus. Tik tai paklausė, kiek antstolių turiu. Nuteistai Raimondą įsidarbinti taip pat nebuvo sunku. Facebook'e paskaičiau reikalingą indų plovėją ir nuėjau ir mane ten niekas neklausė, ar tu teista, ar tu ten tokia ir anokia. Gal ten kokioj geresniai specialybei, bet ten tokios valytojos ar siuvėjos indų plovėja, tai man atrodo, nebent ten išlystų galai per kokį pažįstamą, kad čia jinai tą iš kalėjimo. O nuteistosios Joanos darbinė patirtis buvo visai kitokia. Jeigu jau sužino, kad buvai teista, tave vėlgi kitaip žiūri, tavęs net nenori darbą priimti. Paprasčiausiai, aš daug laiko pradirbus kebabinėse. Man patinka dirbti labai, Tai pagrindas man yra kebabinės. Bet buvo iš jų tokių viena, kuri tai žinojo jau, kad biografijų taigi yra rašoma, taigi kaip tu išeini, taigi žiūri sistemose, dar kažkur taigi mato. Tai suteistas žmogus. Sako, nenoriu, kad būtų kas nors tai ir panašiai. Gražiai žmogus man išaiškino ir aš supratau, sakau, gerai, ačiū, geros dienos jums. Nutarėme pasiteirauti praeivių Vilniuje, ar jie norėtų dirbti viename kolektyve su iš įkalinimo įstaigos išėjusiu asmeniu. Nežinau. Kaip nežinai žmogaus, kur gali nurašyti. Žinokit, tiesiog pasitikėjimo to nebūtų. Pažiūrėčiau, dėl kokios bylos jis ten pateko, žinokit. Jeigu finansinis nusikaltimas, tai reikia žiūrėti, ar jis tiesiog, papuolė, būna tokia situacija, kad žmogus nėra blogas, bet tiesiog, nedamokėja valstybei. Turbūt čia jau geriau žiūrėčiau. Jeigu aš žiūrėčiau, kad kažką tai nužudė, aišku, ne. Neturiu kažkokių neigiamų prielaidų išankstinių ir tiek. Oi, ne, bijau. Aš manau, jeigu mano kolega būtų sėdėjęs kalėjime, bet aš akivaizdžiai matyčiau, kad jisai yra adekvatus, normalus ir kultūringas, tai žinoma, kodėlgi ne. Nepasidarytų man darbovietė nepatraukli vien dėl to, kad žmogus priimtas iš įkalinimo įstaigos, bet tikrai priverstas sumastyti.
Kažin. Jeigu aš ne įmonės savininkas, tai man visiškai dalampačiai, kas ten įprėmė į darbą ir ką jis ten darys. Aš savo darbą darau į savo darbą. Jeigu aš būčiau įmonės šeimininkas, tai aš jau atsakingiau žiūrėčiau į tuos, kuriuos priėmus, supranti. Jeigu aš būčiau įmonės vadovė. Labai priklausytų irgi, čia nuo aplinkybių. Kuo užsiema įmonė? Jeigu tai yra, pavyzdžiui, gamybos įmonė, ar ne? Ir žmonės dirba kažkokį tiksliai techninį darbą, ar ne? Tai galbūt irgi tai yra vieta, kur nekeltas žmogus grėsmės, net jeigu jo moralinis charakteris yra abejotinas. Tai manau, kad labai priklausytų nuo aplinkybių. Sako Vilniuje sutikti praeiviai. Pasak nuteistosios Joanos, integruotis nepadeda ir aplinkinių užgauliojimai. Faktas labai sunku yra dėl to, kad daug kas tave jau pradės smerkti, tu čia sėdėjai kalėjimčikė, kaip geriausiai žodžius pasakyti, banderša. Tiesiog tu labai niekinimas esi jau. Tau pačiai labai sunku įeiti į tą pačią parduotuvę, su to pačiu žmogum pašnekėti. O kalinti Raimondą blogų žodžių sulaukia ir iš pažįstamų. Gal kiti ir nežino, ne, kad tu teistas, bet tu žinai ir atrodo, kad kiti žmonės žino. Tai nėra malonu, aišku, ten sutikus pažįstamą, tai iš vis, jau tiek nusivažiavai, kad į kalėjimą papuolė. Iš tikrųjų, kiti sako, jau, kad jau ten nuteista, jau sėdėjus, tai jau vos net ne žmogus. Bet iš tikrųjų, gal kaip tik čia aš galvoju, kad man Dievas skiria tokią pamoką, kad aš čia pabūčiau, pamaštyčiau, iš tikrųjų ir ten paskaityčiau, daugiau suprasčiau. Tikrai ateina, čia man patinka tie pastoriai, mes kalbam apie tą tikėjimą, priėjau pirmą komuniją, aš čia ir tikiuosi, kad su Dievo pagalba, gal jau užtenka tas klaidas daryti. Pasak kriminologo Gintauto Sakalausko, didžiausia problema trukdanti nuteistiesiems integruotis yra visuomenėje išlikęs tarybinis požiūris, kai tauta mano, kad žmogus turi atsėdėti, kentėti ir pakęsti visas kalėjimo sąlygas. Kriminologo teigimu, mes kaip demokratinė valstybė vis dar atsiliekame nuo vakarų šalių požiūrio į žmogaus teisių svarbaus suvokimą, įskaitant ir tų, kurie yra įkalinimo įstaigose. Paklausėme kriminologo, ką visuomenė turėtų daryti, kad nuteistiesiems integruotis būtų lengviau. Aš taip gal grubiai pasakysiu, bet patylėti pirmiausia. Tas yra patylėti labai gerai, todėl kad dauguma žmonių, ar turbūt visi, jie turi kažkokį įsivaizdavimą apie nusikaltimą, apie bausmę ir apie kalėjimą. Tai tą matom ir šių paskutinių įvykių Kaune kontekste, vis tiek visi kažką turi. Bet iš tiesų tas žinojimas toks labai yra paviršutiniškas. Jie mato tik tai plakatą, tik tai etiketę, bet nežino, kas glūdi po to. Pavyzdžiui, kai reikalauja griežtų bausmių, tai jie tikrai nežino tyrimų, kurie sako, kas būna su žmogum, kuris, tarkim, 10 metų praleidžia kalėjime. Tada integracija jo būna daug kartų sunkesnė. Tai tu, žodžiu, gali siūlyti, matydamas ten kažkokius įvykius, tau kažkokios emocijos kyla, bet tu neturi to, nesakyčiau ekspertinio, bet tiesiog žinojimo, paremto tam tikrais įrodymais ir patirtimi. Pabrėžia Gintautas Sakalauskas. Ne vieną teistumą turintis Artūras sako, kad žmonės lengvai pajunta, kada teistas asmuo meluoja, o kada sako tiesą. Pamačiau, kad man reikėjo mokėti už mokslus Vilniaus universitete ir aš nuėjau pas rektorių ir sakau, klausyk, aš nebepatempiu nei fiziškai, nei finansiškai. Žiūrėk, visą gyvenimą prasidėjau kalėjime, visą gyvenimą vartojau narkotikus. Dabar apsiženijom ir dar 3 vaikus reikia auginti, sakau, aš nebepatempiu. Gerai, sako, tai mes per pusę sumažinsim tavo įmokas. Kriminologas pastebi resocializacijos progreso požymius, tačiau pabrėžia, kad pasitempti dar yra kur. Prieš 3 metus atsirado socialiniai darbuotojai įkalinimo įstaigose. Tai lygi tol čia buvo paradoksas, kad iš principo mes kalbam apie resocializaciją, bet įkalinimo sistemui nebuvo žmonių daugiau nei 30 metų Lietuvos sistemui, kurie tiesiogiai už tai yra atsakingi, kurie visuomeniai ir laisvoji visuomeniai ir kitose šalyse įkalinimo įstaigose būtent rūpinasi, kad žmonės gyventų integruotą gyvenimą, pirmiausia, stengdamiesi padėti jiems, padėti patiems. Tasme, kad jie padėtų patys savo, kaip spręsti savo problemas ir tuo pačiu teiktų tam tikrą socialinę pagalbą. Tai socialiniai darbuotojai atsirado tik tai prieš 3 metus. Jų, aišku, kol kas yra labai nedaug, jų trūksta, bet vis tiek tai yra žingsnis, bent kažkoks ta linkme. Kriminologas Gintautas Sakalauskas reziumuoja, kad Lietuvoje resocializacijos sistema kol kas neveikia. Yra tik pavienių sėkmingų pavyzdžių. Radijo apybraižą paleisti, bet nereikalingi parengė Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto 4 kurso studentai Aurija Dzeračkaitė, Gabrielė Žemaitytė ir Tomas Kemzura. Ačiū, kad klausėte.